Sveiki, čia Valinsas ir šitam video pakalbėsim apie ryšių kūrimo variantus. Tai yra specialiai sukurta komanda Brace. Tai vėlgi yra tik tai komanda, kuri naudoja structural framing elementus. Na, tai pabandom ją panaudoti, paspaudžiam Brace ir matome pasirinkimą, brėžiam kaip liniją, jo galima čia 3D naudoti pritraukimo taškus, galima naudoti, kad ją brėžime nuo pirmo lygio tam tikro atstumų, nuo antro lygio tam tikro atstumų. Pasirinkam elementą, kurį norime naudoti, tai yra structural framing šeima. Ir tai ir yra vienintelis skirtumas, kad kiekvienas taškas gali savo turėti altitudę. Ir, na, tarkim, pasirenku nuo čia iki čia, nors ir brėžiu plane, tačiau vienas taškas yra pirmam aukšte, kitas taškas yra antram aukšte. Ir tą patį lygį galiu padaryti, tarkim, į kitą kryptį. Ir dabar pasidarė pjūvį, pavyzdžiui, pasižiūrėkim, kas čia gavosi. Tiesiog biškį pamažinsiu pjūvio gilį, einam į pjūvį. Ir, žodžiu, toks vaizdelis, kadangi čia yra coarse matomumo lygis, paspaudžiam medium, kad vidutinis būtų detalumo lygis. Ir, na, turime tokius elementus nubrėžtus ir jie vis dar turi tam tikrų savybių priskirtų būtent jiems, kadangi juos braižėme kaip brace elementus, tai jie vis dar turi šitas savybės pridėtas atskirai nuo to, ką turi kiti structural framing elementai. Tarkim, jeigu sija pažymėsiu, jinai neturi šitų elementų, o bracing elementas turi šitus nuo lygio, tarkim, minus kažkodėl, tarkim, 100 reikėtų padaryti ir būtų galima nurodyti tiesiog kitą tašką. Tai šiek tiek lengvesnis valdymas, nes structural framing elementų nėra čia taip jau labai patogu Revite, sakyčiau, braižyti, ypač plokštumuose, kai pradeda bėgioti šitie taškai. Ir galbūt šitas variantas šiek tiek palengvina tą dalyką. Čia nežinau, tarkim, jeigu kolonams padarysim irgi koks nors minus 500, ne, tai aišku, automatiškai tos sijos apsikerpa, kadangi jų galai yra automatizuoti Revito, nebent padarytumėm disallow joint, tai tada vėlgi patys turėtumėm tampyti, bet tai šiuo atveju gal net ir nelabai yra patogu, nes šitą tašką tempiant jisai dažnai būna kur nors prisikabina, neplokštumoje ir pasimeta. Tai va toks variantas braižymas ryšio, arba tu tiesiog būni, tarkim, šitam kažkokiam vaizde ir, tarkim, jeigu padarysiu čia level 4 ir pasirinksiu lygiai tokią pačią elementų braižymą, tarkim, kokį čia ašis, šeštoje ašį aš noriu turėti ryšius, ne, tai pasirenku structural beam, tiksliau elementą, pasirinku, kad braižysiu šeštoje ašyje, darbinė plokštuma bus šeštoje ašyje ir, tarkim, vėlgi braižau nuo kur noriu iki kur noriu. Tarkim, nuo susikirtimo vieno iki kito. Ne, tai labai panašus elementai, tačiau vienas jų turi šitas savybės, kitas jų neturi. Na, tai galbūt šiek tiek ir palengvina elementą arba braižymą plane, tarkim, tu plane galbūt lengviau gali nubraižyti tokį elementą, bet taip pat, man atrodo, yra vaizdavimas, tai, pavyzdžiui, prie coarse detalumo lygio bracing elementai yra, pavyzdžiui, rodomi šone tą liniją schematinę, todėl darant, pavyzdžiui, visą planą, kur rodomos kolonos ir sijos yra ryšiai, tai tada bus neužstomi, pavyzdžiui, kad čia bus sija, o čia jau bus ryšio elementas ir tada plane matysis, kad čia yra papildomas elementas tarp šitų kolonų. Tai va tokį papildomą turi, nes jeigu, tarkim, nueičiau, kur kitus nubrėžiau, elementus, tai va čia va yra mano tie ryšio elementai, bet jau jų linija rodoma yra ten, kur ašis, ten, kur kita galbūt aukšto sija. Tai va toks pliusas. Tai tiek apie ryšių modeliavimą. Iki.